Kiekvieną reportažą yra vis šalčiau ir šalčiau. Bet mes turim pirštinės. Sveiki, mes vėl prie Seimo, čia jau tampa mūsų populiariausia ir mėgstamiausia filmavimo vieta. Šį kartą atėjome į akciją 10 minučių tylos, kuri jau trunka antrą kartą, tai bus jau 20 minučių tylos, pažiūrėsime, šį kartą suveiks. Įdomi šiandieną diena, nes Tarptautinis baudžiamasis teismas išrašė arešto orderį Izraelio premjero ministrui Benjaminui Netanyahu. Tai įdomu, ką žmonės čia apie tai mano, einam išsiaiškinti. Galiu gal paklausti, kodėl čia atėjot, kodėl jums rūpi? Todėl, kad už tėvynę, viską už tėvynę, žinokit. Taip išauklėtos esam nuo vaikystės. Kad tėvynė svarbiausia ir meilė tėvynė labai svarbi. Todėl, kad visada rūpėjo. Pradedant nuo nepriklausomybės, nuo Sąjūdžio, nuo nepriklausomybės, nuo sausio 13. Ir visada buvo labai svarbu. Ir svarbu tai, kas šiandien buvo labiausiai paminėta. Tai yra moralė, garbė. Tie dalykai, kurie yra, manau, patys svarbiausi. Ar balsavot už socdemus beje? Ne. Jie niekada nebalsuojam už socdemus, nes žinom, kad komunistai visada meluoja. Kokie bebūtų, kada buvo, jie visada melavo. Taip, nebūna, kad jie būtų. Čia nenustebino, žinokit. Ar ne taip? Taip. Čia. Mes tik pradedam savo kelionę į supratimą valstybės, tai realiai nemanau, kad turim daug nuomonių. Nes ilgą laiko dalį buvom kažkiek apatiški, bet kažkaip pradėjo tie dalykai jau eiti prieš mus, tai tiesiog todėl neturim dar labai daug nuomonių. Tas, man atrodo, gal ir yra įdomiausia, kodėl dabar rūpi, kodėl dabar skauda, dėl ko išėjote į gatvę. Iš tikro, tai visą laik sakydavo, kol nėra maždaug, taip išsireikščiau, kol nėra vatnikų, man yra gerai, man gyventi yra gerai. Ir tada žiūriu, kaip tavo tą teiginį taip biškį paneigia, galvoju, o tai dabar kaip ir yra panašu, ir tada galvoju, o tai man tai nebegerai. Ar pats balsavot už socdemus, jeigu norit pasidalinti? Paradoksali situacija, balsavau rinkimuose už konservatorių sąrašą, o vienmandatėje už socdemą. Tai paradoksali situacija ir mano galva tai yra normalu, nes aš vis tik mąstau valstybiškai ir aš norėčiau, kad būtų ir pas juos tas mąstymas valstybinis ir būtų pasirinkimas partnerių ne pagal odos spalvą, ne pagal lytiškumą, ne pagal dar kažkokius kriterijus, bet būtent pagal tą bendrą mūsų interesą. Ir aš labai tikėjausi, kad bus priimtas sprendimas eiti į koaliciją su tais, su kuriais reikia dirbti toliau vardan mūsų išlikimo, o ne vardan siaurų ambicijų, kad jie mums kažkaip tai negražiai su mumis elgėsi ir mes dabar turime elgtis lygiai taip pat su jais. Girdėjom tikrai nemažai kalbų ir apie antisemitizmą. Ką manot apie koncerų buvusį krašto apsaugos ministrą Lauryną Kasčiūną? O kodėl? Žinau, ką jūs norit paklausti. Sprendžiant iš to, kaip jis dabar dirbo ir ką jis darė, ir kaip jis dirbo pirmiausia tam komitete saugumo, pirmiausiai tai saugumo komitete dirbo, paskui buvo išrinktas Seime, o paskui paskirtas ministrų, tai manau, kad kažkaip pasitikėjimą tarsi iškariavo, kaip čia pasakyti. Manau, kad buvo geras ministras. Todėl šiandien, gerbdamas išdėstytus argumentus ir išdėstytą poziciją, noriu paprašyti neprarasti vilties, kaip gerbiama Urbanaitė kalbėjo. Su Laurynu Kasčiūnu, tai viskas aišku, mes palaikėme kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus. Jo pozicija dabartyje yra labai aiški ir jisai pro-izraelietiškas. Nuklydimai turbūt kažkokie tai buvo, teistumų nebuvo. Tai kaip ir galima sakyti, kad tai buvo tikrai gilioj praeity ir dabar jo pozicija yra tikrai šioje vietoje tikrai aiški ir labai suprantama. Tai kaip ir klausimas įspręstas. Galbūt sekat įvykius, kas vyksta dabar Palestinai su Izraeliu? Sekam, bet ne tiek, kad turėti tvirtas nuomonės, nes, to prasme, resursai, informacijos yra, žodžiu, šitoje vietoje aš tiesiog esu pasimetęs, nes išklausy vienos pusės atrodo, išklausy kitos pusės atrodo, tada gaunas
šiek tiek atitolsti nuo to. Tai čia... Taip. Girdėjot, šiandieną Tarptautinis baudžiamasis teismas Izraelio premjerui Benjamin Netanyahu arešto orderių skyrė. Norėjau paklausti, ką manant apie tai? Aš galiu pasakyti, kad aš tikrai žinau, kad jau jam buvo prieš pradedant karą. Buvo tokio didelio nepasitikėjimo ir kad daugelį dalykų aš nesu labai ten tokia didelė politikė, kažką jis darė bijodamas šito, ką jūs šiandien pasakėte. Tai bet nesu tiek labai daug žinanti, bet aišku pritarimo, kad areštas vis tiek teismui mes negalim prieštarauti. Reiškia, yra surinkti duomenys, aš kažkaip tikiu teisės saugo. Paskutinės naujienos, kad Netanyahu buvo iškeltas orderis, pagal Romos statutą tas paieškos orderis. Šiaip Netanyahu yra iš tikrųjų ne dviprasmė asmenybė, jo labai glėbesčiavimai su Rusija stovi akise ir mes tikrai tai atsimename, bet tai ne apie Izraelį turbūt ir vis tik Netanyahu ir teismas buvo ir Izraelį ir bus turbūt teismas. Va šitoje vietoje tai nedaug, nes nuo šitos temos esu atitrūkęs, tai gėda, bet taip yra. Pakalbinti renginio dalyviai atrodo susirinko vedini kilnių tikslų – meilės Lietuvai ir rūpesčio. Jausmingos kalbos nuo scenos apie demokratiją, tiesą ir melą, neapykantą, emocingi prisiminimai – viskas, kas sukuria momento didingumo jausmą. Štai čia tas didysis protestas už Lietuvos ateitį atsidūrus kryžkelėje. Tokių vertybėmis susirūpinus renginių ne konservatorių valdymo metais pasitaiko dažnai. Rinkimų dieną pakavok babos pasą, apšark babą Xanaxu, bet neleisk jai balsuoti. Renginys komunikuoja politiškumą, tačiau reikia stipriai stengtis, norint nepastebėti politikos. Ypač vedant paraleles su kitais neapykantas skleidusiais politikais vienos ar kitos migrantų krizės laikais. Arba prisimenant kitus neseniai vykusius protestus prieš totalią destrukciją siejančią neapykantą. Lauryno Kasčiūno medaus mėnesis su už antisemitizmą teistais murziais jau seniai praeityje, o islamofobiški jo pasisakymai apie vaikų vertę apskritai mažai kam užkliuvo. Svarbiausia, palaiko Ukrainą, o antisemitizmo šešėlį kažkodėl nuplauna palaikymas Izraeliui. Apie pastarą nusikaltimus ir beveik neabejotinai vykdomą genocidą kalbinti žmonės žino mažai, o Netanyahu dviprasmiškas. Nes su Putinu draugavo. Gal ten ir dar kažką prisidirbęs, bet tai jo reikalas. Pagaliau, kasgi gali atskirti kaltinimą korupciją nuo kaltinimo nusikaltimai žmoniškumui? Na, akivaizdu buvo viena, žmonės nežiūri ChatGPT. Bet sutikome ir vieną pažįstamą veidą, kurio savininkas į renginį atėjo pasidalinti kiek kitą nuomonę ir atmintį atgaivinančiomis skrajutėmis. Tiesiog išdalinau skrajutes, buvo vienas žmogus, kuris perskaitęs priėjo prie manęs ir jau iš karto tiesiog klausė, kodėl čia tokia provokatoriška skrajutė, kas man sumokėjo, dėl ko aš dalinau tas skrajutes, kad tiesiog įves tą kaip ir informaciją į šitą visą pasipiktinamą antisemitizmu ir pasipiktinamą Žemaitaičiu, kuris yra visiškai pagrįstas. Bet nebuvo pasipiktinimo Kasčiūnu, nebuvo pasipiktinimo, kad jis, pavyzdžiui, tiesiog tiesiai šviesiai sakė, kad jeigu būtų reikalas, tai jis būtų priėmęs dar kartą įstatymą, kuris prieštaravo konstitucijai, jam jokių už tai pasiekmių nebuvo. Žinant tiesiog, ant kiek yra lojalus, pavyzdžiui, tas LKD rinkėjas, tai aš nežinau, ar jiems tiesiog trūksta informacijos ir jos papildomai gavos pasikeistų jų nuomonę, ar tiesiog jie, nežinau, lyginant kokius hardcore respublikonus, ar jie tiesiog jau ant tiek yra ignorant ir jiems nerūpi, tai nežinau. Galima sakyti, pagrindinis toksai klausimas, kurį galima išsinešti, ar jau ant tiek far gone Lietuvos visuomenė yra, ar dar ne. Ar jau yra laiko iki kol, nežinau, Kasčiūnas gali, pavyzdžiui, pirmininku konservatorių patapti ir, tarkim, ar konservatorių partija neteks rinkėjų bazės, ar kaip tik ten nacionalinis susivienimas prisijungs ir padidės tą bazę ir taip toliau ir nuradikalės visada dešinė dar labiau. Jeigu neduok dievę ten Kasčiūnas laimėtų pirmininko rinkimus, tai ar ateitų tiek liberalų ar ne, nežinau.
galbūt tiesiog ateitų straight up tiesiog iš Telegramo neonacijai, hardcore dešinieji ir vietoj liberalų tiesiog čia būtų. Taip. Ir paskutinis tuomet klausimas, tikriausiai girdėjau šiandieną, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas Benjaminui Netanyahu arešto orderį išrašė. Ką manai? Smagu, kad buvo patvirtinti arešto orderiai ir tikėkimės, jie ir bus, pavyzdžiui, gyvendinti ne taip kaip Putinui nuvykus į Mongoliją. Be jokios pajuokos norisi pabrėžti, kad renginio dalyviai rodos nuoširdžiai ir tikrai pelnytai yra susirūpinę LSDP apgaulę. Ir dėl to, kad toks tipas kaip Žemaitaitis yra valdančioje koalicijoje. Apskritai sveikintini yra visi renginiai ir protestai, palaikantis valdžią, nesvarbu kurią, ant trumpesnio pavadėlio. Sutikome žmonių, kuriems tai yra pirmieji protestai, pirmas aktyvesnis politinis veiksmas. Apie tokių dalyvių gausą šiuose tylos renginiuose skaitėme ir kitoje spaudoje. Džiugu. Reikia kovoti prieš politikų melą, antisemitizmą ir visas kitas neapykantos formas. Bet to pačiu, kiek keista ir liūdna, kad būtent tokiuose renginiuose žmonės praranda tą politinę nekaltybę. Be kita ko, renginyje buvo tylima ir reiškiant susirūpinimą dėl antisemitizmo, dėl holokausto fakto ir atminties menkinimo. Puiku. Tik ironija tokia, kad tylos yra dvi. Pirmoji – dėl vieno seniai įvykusio genocido menkinimo, o antroji – dėl šiuo metu vykstančio. Pirmoji jau tampa kas savaitinė, su tiesioginėmis transliacijomis. Antroji tyla kasdien spengia tiesioginės transliacijos iš žudynių lauko fone. O keisčiausia, kad abi tylos yra padabintos ir Izraelio vėliavomis.